5 vieta šiandien, 64 metrai, ką galėtum pakomentuoti apie rezultatą? Nieko, nu reikėjo geriau, kiek bent metrų geriau, bet ne šiandien ir ne čia. Ar temperatūra buvo pagrindinis tas kliūtis, Tai kur tik tai sektorius ten greitas, bet sektorium galima sutvarkyti, bet kad man neatsigaun, pulsas sukilęs, kvėpuot sunku, dar ta patirtis kažkiek. Vis tiek ar psichologinė patirtis, gal prieš metimą pavyksta dar susikaupt, bet kūnas toks visas padrybęs, neklauso. Nu ne man 38-39, bet per daug nieko nekeičia, ar numečiau dabar šiam 4, ar būčiau šiam 5 numetęs. Pirmas tavo startas užsienį šiais metais apskritai startuoji nemažai, ar nesijaučia dar kokio nuovargio? Ne. Kokio nuovargio? Nu šiandien tai viskas, batai, autas šiandien. Taip tai dar tikiuosi viskas tik judės į priekį ir nebereikės tokiai pakloj dalyvauti. 7 jau Europos komandinis čempionatas tau. Ir turėtų būti paskutinis. Kaip pastebi? Turėjo būti čia vietoj manęs Mykolas šiemet. Šiemet nevažiavo, bet jau po 2 metų privalės važiuoti. Turi būti stipriausias sportininkas. Šiai dienai jisai yra stipriausias. Aš važiavau dėl to, kad jis atsisakė. Tai aišku, tai nebūtų pakeitę ten komandos pozicijas per daug, bet vis tiek Lietuva turi stovėti geriausiai. 7 čempionatai daug. Ar matai kažkaip komandos pasikeitimus, brandą, augimą? Jaunėja, bet jaunimas puikiai šiemet dalyvauja. Dauguma pasidarė sezono geriausius, kas Lietuvos rekordus pagerina, tai tikrai puikiai susitvarka su psichologiniu spaudimu, su esamom sąlygom. Tikrai didžiuojasi mūsų lengvaatlečiais ir džiaugiuosi būdamas komandos kapitonas.